Beveik kameros nelaikiau jau ilgą laiką. Tai sveiki, ką žiemos atėjo. Atidarom šiandien žiemos maudynių sezoną. Vilnius, Žalieji ežerai, Vilniaus Eketė. Šiandien yra gruodžio 2 diena. Puikiai proga atidaryti žiemos sezoną, kadangi šeštadienis. Dabar, kol dar čia renkamės, galim pažiūrėti kažkokią iškarpą iš reportažo vakarykščio. O tada kelsime iš čia, nes čia matau žmonių yra. Tikiuosi pavyks ir pakalbinti kažką. Tai kokiom nuotaikom žmonės ateina į 23-24 metų žiemos sezoną. Tai nuo gruodžio 1 yra skelbiamas maudynių Eketėje pradžios sezonas. Nežinau, kol kas ežeras už manęs esantis dar nėra užšalęs, greičiausiai artimiausiu metu tai įvyks, o apie tai, kaip reikia džiaugtis ir mėgauti šiuos sezonus, šiandien kalbuosi su Sveikuolių sąjungos prezidentu Simonu Dailide. Labą dieną. Labą dieną, sveiki. Tai Simonai, rytoj atidarymo renginys prasideda, ne? Kur čia šiuo atveju Vilniuje vyks ir kam čia reikėtų pasiruošti? Simboliškai jau mes šiandien atidarysim, kadangi jau jūs atvažiavot, tai atidarysim šiandien, o šiaip atsidarom rytoj, šeštadienį, daugelį Lietuvos miestų. Mes Vilniuje čia rytoj rengsimės 11 valandą. Čia mūsų bus, nežinau, turbūt koks 100 ruonių. Radviliškis irgi renkasi, Alytus, Utena, tokie aktyvesni miestai, Pajūris, Kaunas, tie miestai renkasi ir gali kiekvienas prisijungti. Bet jeigu tokia turi svajonę kažkaip pradėti grūdintis, tai čia geras laikas, pirma žiemos diena, gal ne tai, kad geras laikas pradėti, bet tu gali į tą bendruomenę įsijungti ir visą tą žiemą tą tęsti ir propaguoti tą grūdinimas. Pat gruodžio 2 noriu atvažiuoti ir su visais kartu įnerti. Tas bendruomenės tas aspektas dar yra tikrai padeda, tikrai smagiau ir drąsiau įnerti į tą šaltą vandenį ne vienam. Vienam tą galima daryti ir vienam, tas labai taip romantiškai ir smagu vienam daryti, bet jeigu apie pirmus kartus kalbėti, tai tikrai yra drąsiau su kompanija. Medikai vis dėlto oponuoja jums ir nepataria tokių dalykų, ar jau keičiasi tas požiūris? Jau tas požiūris yra pasikeitęs, čia prieš 15 metų gal medikai kažkaip dar taip gal svarstydavo, dabar visi tikrai palaiko ir tą rekomenduoja, žinoma, su saiku, viską iš anksto ruošiantis, grūdinamasis, tikrai visi tą rekomenduos ir skatins tą daryti. Kaip suprantu, naujovė, atsiradęs naujas Ekečių žemėlapis Lietuvos, kurį galima atrasti ir kas tame žemėlapyje yra nurodoma? Žemėlapį galima atrasti sveikuolių.lt arba jeigu ten nenorit po tinklapį nardyti, tai galite Facebook'e tiesiog parašyti. Turit savo miestą, parašykit Eketė Vilniuje, Eketė Radviliškėje. Vat pagal tokią formulę rašykit žodį Eketė, tada savo miestą ir greičiausiai, kad rasit. Eketė Šilutėje, žinau, kad Šilutė irgi atidarinėja. Tai vat Eketė, ten Šilalė, Eketė Raseiniai. Ir taip galima tęsti, nes tų miestų yra virš 30 ir greičiausiai, kad atrasit. Jeigu ne savo miestą, tai kažkurį visai šalia tikrai atrasit. Ar kiekviena Eketė turi savo kažkokį ūkvedį prižiūrėtoją, kuris laiką užtikrina, kad tam tikras skersmuo bus, kad bus ta Eketė, kad nereikės pačiam atvažiavus ledo kapoti kaip yra? Tai vat labai skirtingas bendruomenės, kiekvienas galit būti bendruomenės savo lyderių ir tenais įnešti kažkokią tai tą ūkvedžio dvasią, reikia visur tų žmonių. Tai kai kur yra labai aktyvios bendruomenės, ten visą laiką yra Eketė prižiūrima kiekvieną dieną, kitur reikia vis parašyti į grupę, kad kada susirenkam visi ir tada pasidaro Eketė ir įsimaudo. Tai labai skirtingai, tai čia nuo kiekvieno mūsų priklauso, kiek bus aktyvumo tame. Na ką, mėly žiūrovai, aš pats negaliu patikėti tuo, ką aš padarysiu, tai yra lysiu. Negaliu patikėti dėl to ir nedarysiu. Gerai, juokauju, vis dėlto Simonas pažadėjo. Šiandien, bet kitą dieną tikrai. Taip, jau kitą kartą faktas, kad be jokios abejonės. Bet Simonas pažadėjo parodyti, kaip tai vyksta. Pasižiūrėsime, ar tai nėra tik tais gražų žodžių, nors kita vertus, ko gero, patį daug kas yra matę lendantį. Tai, na, pasižiūrėsiu. Ką gali žinot, gal netikėtai pats ir susidomėsiu ir susigundysiu. Pasiruošęs? Taip. Įlipai, panėriai kelis kartus. Išlipai, viskas įsitrynei ir džiaugiesi. Simonai, netantis atrodo, galvas spurto, kaip savijauta. Geras adrenalino pliūpsnis. Super, kaip ir kiekvieną dieną. Tas pats vandenėlis, tas pats geras jausmas. Sunkiausias momentas yra prieš įlipant, prisiruošti, išeiti iš namų. O kai išlipi, viskas, ramu, gera, nešalta. Tikrai rekomenduoju kiekvienam. Fantastika. Ačiū tau už puikų vizualą ir visiems dar kartą priminimas, kad žiemos maudymosi maudynių Eketėje sezonas prasideda, tai jūs norintys prisijungti. Jau rytoj atvykite čia 11 valandą prie Žaliųjų ežerų Vilniuje. Na ir žinoma, savo regione startuokite ir taip sveikatinkitės. Matote, koks žmogus yra sveikas ir laimingas.
Labas, Sumi. Su kūdai? Labą. Labą rytą. Ne, maratonas rytoj, aš biškį laikų supainioju, bet aš šiandien labai nedaug laiko turiu. Rytoj Saulėtekio maratonas. Tai kelintas sezonas, Antanai? 11. Kaip būtų keista, 11. Kelintas sezonas tavo? Nežinau, 5, 6 jau turbūt. Atidarom. Neprisimenu, 2 ar 3. Audausi nuo mažens, nuo 7 metų. Ir žinau, kad tai labai smagus dalykas ir tikrai padeda nesirgti, o išlikti ilgai sveikai. O kaip tai pradėjo 7 metų maudytis? O tėveliai nusprendė, kad reikia vaiką grūdinti, kad nesirgtų ir tikrai pasiteisino ir vat nuo to laiko aš prisimenu, vat iš vaikystės prisimenu, kad grūdinimas tai labai sveika. Tai linkiu kiekvienam tą, kas neišbandė dar, išbandyti. Ir prisijungti prie Simono organizuojamų maudynių. Čia mūsų jauniausi dalyviai, taip. Patys jauniausi. Labas. Labas. Maudysies? Taip. Ar tu maudysies? Taip. Tavo kelintas sezonas? 3 ar 4. Atrodo 3 bus. Laukiam ledo, gaila, nėra dar ledo. Aš nežinau, aš pati tai darau pas save. Ant sniego, nebūtinai vandenį. Tai kelintas tavo, būtent žiemos sezonas? Neskaičiuoju, bet per COVID jau stabiliai. Tai va, šita pramoga atsirado, šitas džiaugsmas. Nu tai labai faina. Kelintas tavo maudynių sezonas? Atidarom. 8 ar 9, nežinau. Jis neuždaromas. Antis baido, vis neklauso. Krantą važiuoji. Tenai krantą. Ir klojam. Žaliai žerai, čia plaukioja ruoniai, plaukioja vat ir su kanojom, ir su hidrokostumais treniruojasi plaukikai. Čia toksai kaip centras. Jis ilgai neužšąla, nes ežeras didelis, gilus. Ilgai galima treniruotis. Čia mes pasitikrinam, ką darėm salėje. Nes mūsų darbas yra ant vandens, o ne salėje. Kelintas tavo sezonas? Nežinau, 4 gal 3. Pasimečiau. Suprantu, nelabai skaičiuoja žmonės laiką. Va, ir būgnas atsirado. Gal dar ir saksofonas, motorų saksofonas ateina. Labas. Labas. Kelintas sezonas atidarinėsi? Gal 3 ar 4? Ne, nėra. Juokauji? Ne, ką? Tik žadėjai. Nu? Labas, Simonai. Labas. Sveiki. Kelintą sezoną rašėsi atidaryti? Oi, gal dabar galvoju 4 ar 3. Gal, negaliu pasakyti. Nu, čia bus vietoj saksofono, mums šuniukas pagros. 23-24 metų žiemos maudynių sezonas. Atidarymas. Su meškerė. Su meškerė dar vienas. Einu pažvejoti, nors pirmas. Galvau, bus šilčiau. Kaip gerai. Va, pernai žiūrėjau tavo filmukus, vis norėjau atvažiuoti, tai va šiemet susirašiau, pradėjau tą visą džiaugsmą, ačiū tau, Simonai, super. Pirmą kartą dabar? Nuo spalio pradėjau, bet su sniegu tai pirmą kartą, tai labai faina. Tai dar reikia karto, kai bus su ledu. Taip, būtinai, kiekvieną savaitgalį dabar, ačiū tau. Super. Kaip tau? Super, labai gerai, nebuvo šalta, atrodo biški šalta bus, bet įlendi viskas kaip iš pirties išlendi. Tai dabar laukiu žiemą eketės naujų metų. Kviečiu visus, jau gal koks 3 sezonas. Super. Sveiki. Persirengimą būdelį? Pirmą kartą mes čia. Abudu?
Taip, su sūnumi sugalvojom, prisiklausėm kepenio paskaitų, Simono irgi, tai ir ryžome šitam iššūkiui. Dar 3 šeimos narių neprikalbinom, bet jau 2 pradėjom. Labai geras. Šilčiau negu galvojai. Šalčiau. Kaip? Šalčiau. Labai fainai. Rekomenduoju visiems. Nešalta? Ne. Petrauskai. Taip, ponas Dailydė. Gerai, kaip visą laiką. Naujas sezonas. Sezonas atsidaro. 6 jau tikriausiai. Aš manau, kad 6. Lauksim 10, ne? Ką, Gintaras? Lauk, susikaupsiu. Vandų nerišamai einu maudytis. Sezonas jau atidarytas, bet jo labai malonu, kad čia tiek daug žmonių susirinko. 11 valanda, normalus laikas. Nu kaip, išsimaudį? Nu liuks, labai gerai, kaip visada. Kartą paragavęs negali sustoti. Kaip ten rūkyta mėsa ilgiau? Ilgiau laiko šaldyta. Ką veteranai čia gale? Tai kam tu įspyrė jaunimas, nespėjom apsiprasti, į galą nustumėjau. Lenda naujas žvaigždės. Ką čia neumi sakyk? Padainavom chor su būgnu ir gerai. Och, tu čia koks. Ronis Mandras. Ronis Mandras. Tai pasiūlysim ir kitiems. Sveiki. Nu, aš buvau vaikystėje kažkada, po to nustojęs ir po to vėl taip. Šiaip aš net nepamenu. Nu maždaug. Čia visi tai buvo žmonės spėlioja, nepamenu tiksliai, bet... Gal kokie 5 metai. 5 metai. Va, įsimaudėm. Čia yra Vaikamera pramogų kalniukas. Tai susitinkam dabar visą žiemą. Daug renginių nusimato žiemiškų. Aš tikiuosi pavyks ir nufilmuoti kažką daugiau. Čia dabar prasidėjo ledinės nuotraukos konkursas. Tada laukia sausio 1 maudynės. Kiekvieną savaitgalį renkamės, maudomės. Kovo 2 25 metrų plaukimas Ekete. Vasario 10 Palangos ruonių maudynės. Daug miestų, kuriuose vyksta visokie renginiai. Vasario 16. Mes čia aišku irgi vasario 16 nersim. Sausio 18 prasideda nuo naktinių maudynių, prasideda 30 dienų iššūkis. Tai daug tokių tų žiemiškų veiklų tam, kad priprastum prie žiemos, kad dalyvautum žiemoje ir nebūtum ten užsidaręs namuose, sušalęs. Kaip kad dažnai būna, žmonės mėgsta daryti žiemą. Yra dabar dar naujiena Ekečių žemėlapis. Ten yra Eketės Lietuvoje pasižymėtos, sužymėti tiksliau miestai. Ir tose miestuose, ten, žodžiu, ant to užėnėt, tenais yra grupė ir nukreipia į tą Facebooko grupę. O ten jau toj grupėje, tai pažiūrėti, ar kažkas kažką parašęs, kada kur renkasi, arba pats gali inicijuoti kažkokį, tai susirinkam, išsimaudom. Tai vat, jeigu duos čia šaltuko žiema, tai bus dar aktyvesnės visas tos grupės, nes žmonės tada tiesiog jau ieškos, kur yra Eketė, arba kas gali padėti padaryti Eketę, nes vienam tą išsikirsti kaip ir prabanga. Kai iškirti Eketę, tai tikrai gali pasidalinti, kur ta Eketė yra, kurioje vietoje, ir ją galės pasinaudoti ir kiti tada. Tai grūdinkitės, būkit sveiki, sveikinu su sezono atidarimu ir susitiksim Eketėse. Iki.